atsikėliau, papusryčiavau, čia švinta labai vėlai, 8:30 tik tai, bet jau dauguma piligrimų jau 6 valandą čia baruose sugužėjo pusryčiavo, tai kai atėjau kavos, nebuvo nieko, tik kava, viskas buvo suvalgyta, nežinau, ką jie veikia patamsiais, abejoju, kad žygiavo, bet matyt ruošiasi jau iš anksto. Ir tokiu laiku, kaip aš dabar žygiuoju, 9 valandą čia jau visiška tuštuma, aš žygiuoju paskutinis. Šiandien laukia ilgesnis žygis. Va, jeigu noriu pasiekti labiau civilizuotą miestelį, jeigu ne, yra keletas vietų įspūdingų pakeliui. Viena vieta yra visiškai labdaringa, ten galima pavalgyti ir pernakvoti, jei neturi pinigų už dyką arba už auką tiek, kiek paliksi. Tai va, bet visi sako, kad negailėkit, nes tokios vietos jos nykstančios yra šitam kely, jos turi labai gilias senovinės tradicijas. Va, o kita vieta yra be galo įspūdingas viešbutis visiškai mažyčiam kelių namų kaimelėje, kur visi kas praeina ir kas pasiliko nakvoti, ten brangu. Va, bet sako, sugrįžkit, nepakartojama absoliučiai. Na ir jeigu ne tos dvi vietos, tai tada didesnėm miestelėje apsistočiau. Va, bet iki jo dar reikia nueiti. Tai toks gražus rytas, ten tolumoje matosi kalnai su debesimis, tai žygiuosiu va tava kryptim, kažkur ten, ne į tuos kalnus. Tai tiek. Stebėjausi, kad išžygiavau pats paskutinis ir kad jau nuo 6 visos kavinės buvo išimtos, išvalgytas visas maistas. Ir va, tiesiog greičiau einu ir pasivėjau visus tos piligrimus. Iš tiesų jie tikrai vyresnio amžiaus žmonės ir dalis iš jų turinčių sveikatos problemų ir labai sunkiai vaikščiojantis. Ir tai labai suprantama, kad žygiuoja su tamsa, žygiuoja keletą tik kilometrų iki pačio artimiausio miestuko, ten vėl nakvoja, ilsisi, valgo. Labai suprantama ir faktas čia, nors čia ir pravažiuoja sportininkai, dviratininkai kartais, esu matęs, praskrenda tiesiog šitas trasas ir laiko jas daugiau kaip sporto pramogą, bet didžioji dalis žmonių čia nežygiuoja šiaip savo. Ir tas žygiavimas jam turi didžiulę prasmę. Ir kai kurie žygiuodami dainuoja, kai kurie dideliais būriais tiesiog gerai laiką leidžia. Tai va, tai labai įdomi šiandienos patirtis. Čia iš tiesų labai daug katinėlių žygiuojant šito maršrutu. Nu va, ir dar 3 sutikau čia besiilsinčius ant pievutės. Labai tipinis vaizdas kaime, kada eini ir 1, 2 ar 3 va tokio dydžio šunys nepririšti, bet jie dėmesio nekreipia, tiesiog praeini pro jos ir tiek. Papuoliau tarp gyvūnėlių, žmogus veda karves, va, per miestelio vidurį ir aišku visi sustoja, fotografuoja, filmuoja, tarsi nematė karvių, va, bet jo, įdomus pokytis kelyje ir tie karvės, kur pasuko, tai ten kavinės įėjimas, tai kištelėjo nosį į kavinę. Va, o užsidėjau dabar šitą skarelę ant veido, nes gana daug musių ir iški saulė, tai čia tiesiog apsauga nuo saulės, labai gera, ne karšta, lengva kvėpuoti ir nereikia naudoti kremų, kurių aš tiesiog labai nemėgstu. 20 km, kadangi žygiavau per akmenis, tai kojos praktiškai numirė.
O ir nutariau sustoti ir paragauti čia tų legendinių sumuštinių, kur sakė, kiekvienoj kavinėje gali gauti, kaina yra nedidelė, tik 4 eurai. O tai čia tokia smagi kavinukė, matyti visiems žmonėm irgi kojos lūžo, tai labai daug žmonių. O pats maistas atrodo maždaug va taip, va toks sumuštinis, duoda peilį, šiek tiek popieriaus. Va, tai tiesiog sėdžiu ir valgau. Atvykau į miestą Palas del Rey, kuris pasitinka tokia gražia bažnyčia prie pat įėjimo. Va, ir šitą miestelį turėjau nakvoti, nuėjęs 26 km. Bet iš tiesų čia nakvynės vietų neradau, viskas užimta, labai daug žmonių prisijungė pakeliui. Va, tai, teko paimprovizuoti ir pasižiūrėjau, kas yra netoliese. Ir viename miestelėje, tiksliau prie kelio, netgi ne miestelėje, buvo viešbutis už 155 eurus. Na ir kaip jau išbandžiau taktiką vakar, pabandžiau, galvoju, paskambinsiu, paklausiu, kiek kainuotų vienam žmogui. Na ir ką jūs galvojat, pasiūlė kambarį už 50, 3 kartus pigiau, tai aišku neatsisakysiu. Ir dar savo mirštančiam kojom nužykiuosiu likusius 5 km ir praleisiu naktį ten. O čia praeidamas galbūt pavyks nusipirkti maisto, būtų idealu, jei ne, tai pavalgysiu rytoj. Tai tiek, iki. Na, dar vienas mažuliukas miestelis, 500 metrų iki mano nakvynės vietos pagaliau. O toks va, graži tokia koplyčiukė su kapeliais, kas jiem yra labai būdinga, tokie uždari, užrakinti kapeliai, tokios kaip dėžutės sienoje. Va. Kartu šitą mažą miestelį, jame irgi buvo kavinukė, buvo nakvynės namai su daug vietų ir šiek tiek piligrimų jau iki čia atkeliavusių, truputėlį toliau. Tai va, aš įveikinėjau paskutinius 500 metrų ir tikiuosi, kad mane ten priims ir maloniai pernakvosiu. Na štai mano gražus nakvynės namai, tokioje įdomioje vietoje, pievose, laukuose, tokia brangi vieta. O, pasižiūrėsim kaip viduje, bet iš išorės tikrai atrodo įdomiai, tai bus įdomu išbandyti. Na štai gavau aš vis dėlto tą kambarį, va, ir atrodo jisai taip. Čia 2-aukštė lova, čia va vienam žmogui lova, toksai mūrinis pastatas. Va, ir aišku, kas svarbiausia, tai yra va vonia, dušas, tiksliau, ko labiausiai reikia, ir visos kitos vietos reikalingos. Tai šiandienos kelionė baigėsi, nuėjau daugiau nei 30 km, va, ir dabar dar kažką susirasiu bare užkasti ir matyt eisiu anksti miegoti, nes aplinkui tik laukai, čia nieko nėra, nėra ką veikti, nėra ką žiūrėti. Reikia pasilsėti, čia kautas iki 10 čia pasirodo. Tai va, bet tiesiog atsikelsiu ir žygiuosiu toliau, papusryčiausiu kažkur pakeliui. Žodžiu, labai sėkminga, nuostabi diena ir graži vieta nakvynėje. Tai tiek, gero vakaro ir iki rytojaus.